Garsiau! Arčiau! Dėl savo pilies. Mikrofoną arčiau. Taip fiziškai Gedimino pilis stovi ir trispalvė plevėsuoja. Bet valstybė ne tik pastatai ir vėliavos. Valstybė tai yra dvasia, kurioje yra aiškiai išreikštas mūsų nacionalinis interesas. Turėti brandžią, kultūringą, teisingą, pasiturinčią šalį. Ko mes šiandien labiausiai pasigendame, tai teisingumo. Mes piliečiai čia susirinkom tam, kad pasakytume, duokit mums teisingumo, kurio mums trūksta. Taip! Tai yra mūsų viešas reikalas. Žinot, aš matau didžiulį nesusipratimą, kuris rodo mūsų mentaliteto laipsnį. Ant šitos kreivosios juostos parašyta privalti valda. Įsivaizduojat, prezidentūra yra viešoji valda, tai yra valstybės teritorija ir mes piliečiai galime čia šitoje erdvėje viešai ir laisvai reikšti savo mintimis. Šiomis dienomis mus sukrėtė įvykis, gegužės 17 įvykis, kuris liks Lietuvos istorijoje kaip sukrečiantis įvykis. Nes buvo atliktas aktas prieš mažą vaiką, panaudojant grubią jėgą ir pažeidžiant moralės principus. Mes sakom, negali būti teisingumo be moralės. Moralė pirma, teisingumas iš paskos. Jeigu teisingumas yra prieki, tiksliau, teismai aukščiau moralės, kažkas su valstybė yra ne taip. Taip!